Labas pirmadienį, šiandien jau turim 4 savaitės, 3 savaitės ir 5 dienas, 6 dienas. Jau artėja mūsų Estijos varžybos, darom šiandien krūtinę pečius tricepsą pušo dieną. Parodysiu realiai visus pratimus absoliučiai, ką darau. Savijauta ir toliau nebloga, surprisingly, viskas ir toliau neblogai juda labai. Turėjom ir žemiausią svorį jau, 88,3 man atrodo buvo. Turėjom ir refeedą vėl savaitgalį, tai vos ne kas savaitę turim visada refeedą, ar tai sušiai, ar tai ekstra gravandeniai kažkokie. Viskas smūdį iš tikrųjų, viskas gerai juda. Praeitą savaitę sirgau šiek tiek po jūros, su lengva sloga tokia buvo, bet dabar viskas gerai. Atsistačiau ir labai džiaugiuosi dėl to, aš labai vertinu gerai jaustis. Bet man iš tos pusės va ir keista, kad aš nesijaučiu kaip šūdas dar vis, nes 4 savaitės praeitą sezoną, aš negaliu sakyti pakankamai šito, ant kiek skirtingas pasiruošimas yra. Tai pirmą pratimą turim pec deką, arba horizontalų suvedimą krūtiniai. 2 setus, antras setas drop setas, tai pirmas yra top, sunkesnis setas, antras yra back off, tai šiek tiek lengvesnis su mažiau svorio. Vakar turėjau pirmą jėgos dropą jau per nugaros treniruotę, tai pažiūrėsim kaip su krūtinė. Su nugara jau biški buvo pirmas, kad neišėjo matchint repų praeitos savaitės, bet pažiūrėsim kaip krūtinė čia šiandien. Iki feilo. Realiai mano krūtinė silpniausia vieta yra, arba viena iš silpniausių. Tai angliavandenius geriu per krūtinės dieną ir per krūtinės pratimus ir per pečių. Turiu 2 atskirus. Tai per krūtinės pratimus geriu 20 gramų angliavandenių, per pečių pratimus tricepso einu įsipilu dar, varau vėl. Tai bandom išlaikyti tą krūtinės pilnumą ir šiaip šį sezoną neblogai sekasi. Kojos, pavyzdžiui, lyginant su praeitu sezonu, tai vizualiai, manau, stipriai geriau. Dėl to džiaugiuosi labai. Man ko labiausiai ir noris, kad praeitą sezoną kojos buvo inkaras, tai šį sezoną padaryti, kad nebūtų inkaras. Tai va, su krūtinė daug kas būna, nefiksuoja rankų viršui, bando išlaikyti įtampą ant krūtinės, bet mano silpniausia vieta, tai mes kaip tik su treneriu darom pilnas amplitudės, pilnus strečus, pilnus skvizus, tai viršui irgi pilnai ištiesim ir bandom pilnai suspausti krūtinę, išnaudoti visiškai, kiek įmanoma išspausti tą medutį, sultis iš papų. Tai, davai. Niekur taip gerai nesijaučiau krūtinę, kaip man ant šito treniruoklio. Šiaip šitoje salėje Tom Gymas, tai buvo pizdės krūtinę daryti, nugarą, apskritai viską daryčiau. Kitokie tie treniruokliai, komercinėse salėse, kaip būna, tikrai kitaip jaučiuosi. Antra serija vėl back off setas, minus 5 kg. Ir bandysim padaryti bent 10-12 kažkas tokio. Liuks. Dar vieną tikrai galėjau, bet noriu palikti rezervę šiek tiek, nes turim dar 3 setus. Jeigu visus iki feilo variau, jau paspaudžiau kitus, tai gaunas sunku rekodarant, ypač deficitą būnant. Gama, čia kažkas pritaukavo biškai. Okay. Ant šitą prašau su svoriu. Jau biškai per daug, ant 5 kokių 6 vos padariau. Ir šiaip šitas treniruoklis toks humbling, jisai turi didžiulę amplitudę tokią ir labai gilią ir smagę ir gerą skvizą, tai toks būna, galvoji, kad galėjau uždėti svorio, biškį uždėti ir toks nepagalvoji arba nukerpni amplitudę arba kažką, bet prisimeni, kad oi čia blama gali gerai giliai leist, kai žiūri, kad nelabai gali tiek daug to svorio pakelti. Tai 7 setai krūtiniai dan, ant paskutinio padarėm treniruoklį 3, dabar pečiai, mostų į šonus treniruoklį. Šiaip su kofeinu labai gerai šį sezoną irgi. Neviršiu 100 mg, tai turbūt tas ir prisideda. Mažiau streso organizmui, miegas geresnis. Nes praeitą sezoną aš jau šniodavau prie workoutą. Nenergiakų būdavau belenkai pasinešęs. Esu geras net prie workoutą, kad padirbt, nes turėjau dirbti, ves treniruotis, esu geras prie workoutą, kad padirbt, nes būdavo pizdės ant tiek. Tai va dabar, pavyzdžiui, šiandien Monsterį išgeriau ryte ir viskas. Šis mano kofeinas for the day. Dar treneris atėjo, tai reikia pasitempt, žodžiu. Kitaip snukin
išrašys dar. Treneriuks background'e, filmavom vasarą, videką filmau, kai sportuoju nugarą darau. Tai lygiai taip pat, aš kilnojau, jis kilnojo, tai smagu dabar aš pasirašyme, prieš tai jis buvo pasirašyme, taip keičiasi, bet vaibas tas pats geras lieka. Pamenu, tu prepė buvai, aš ant masės, įdomu, smagu, kaip keičiasi, tipo, bet išlieka tas pats viskas, tipo, ta pati dinamika tokia. Taip, visus yra viskas, skaityk tavo sezonas baigsis, mano taip pat prasidės. Jo, realiai, nu. Prepas iš esmės. Gerai, 6 darbiniai, pečiam dan, ir trickam. Čia yra labai smagus aparatas, dip mašinas, nereikia paprastą dipą daryti. Paprastai pas ir smagu, bet ten reikia svorį kabintis ant savas ir... Tai čia perfekt, sėdė susimėti svorį, let's go. Dar var su treneriu ir trenerė apsitarėm dėl planų apie Maroką, skrydžių apgyvendinimo, nes gegužės 23-24 tą savaitgalį varom į Maroką dėl Kurakordos, čia kas nežinot. Tai, žodžiu, 9 savaitės iki to. Ateisi į kadrą. Ateiktų, čia Jonas, žodžiu. Long story short, Jonas mano pirmas sporto partneris. Nuo turnikų laikų dar. Tipo 13 pradėjom kačiot. Iki kokių, 18 gal. Presas tai lenda, žiūri. Tas tai visada. Jisai arba slepiasi taip, arba jeigu pradeda lysti, kur galėtų biškai jau mažiau kategorijai jo. Yeah. Iš Kauno į Alicantę trečiadienį ir trečiadienį iš Alicantės į Maroką. O, palei laiką gaunasi? Palei laiką Ar gaunasi. 2 gaunasi? Daugiau turbūt biškai. 200 tėvas. 200 eurų į vieną pusę dviem žmonėm. Aš ten, aš per daug leizę, aš Google Flights. Tos 2 rado, tai per pusę pigiau, ką rašau. Tai yra už rimtus dalykus atsakingas. Jo. O aš jau kad linksma būtų. Kad linksma būtų. Šiek tiek dabar plačiau atsistok truputėlį. Va. Šitas, va. Okay. Va. Šiltesnis būk. Va šitai. Ir dabar išpūs orą iš pilvo. Va taip. Dešinė. Sačias. Sulenk rankas daugiau, dar biškutį, va šitai. Va, ir švelniai kelius iš šonus. Va taip. Pasikaus. Dabar tą koją žembiškai arčiau savęs pridėka. Ir dabar čiut į priekį. Va taip, kulni biškai. Į mane su kulni. Kulni. Va šitaip. O, prilenk tą koją daugiau. Va.
Du porą atgal ir tiesiog iš šono biškį. Va. Okay. Pats matai dabar skirtumą. Jo. Krūtinė biškį viršų. Va, apie ką kalbėjau iš esmės. Okay, supratau dabar. Jo, nes tu tos atsistovai ant tos praktiškai Jo. visos kojos. Tai bum. Jo. Karočią, biškį į priekį. Čiut. Bum, pastatau išsuku. Jo, vos net tu gali, žinai, tiesiog šalia atsistojai, praktiškai į priekį pasistatei, vis tiek koja natūraliai biškį nueis į priekį. Jo, toks, žiūrėk, labai paprastas dalykas. Bandom šiek tą į šoną. Ne, nelabai kažką mes išlošėm iš tos pusės. Va. Jau tu pritupėjai, jau šikna biškį. Ja, pradedai. Jau nori tą tokį. Sakė draugė šikna pizdėt. Gal ir užauginom tą šikna biškį. Ne, užauginom labai. Tai, kai pozuoji dar nėra, to šonų viskas yra, bet vat, kai taip atsistoji biškį įsėdi, jau linijos pradeda matyti, iš esmės. Okay. Nu tai. 9 savaitės iki to, tai 4 savaitės iki estų. Tai bus gerai. Zengės. Klasikas. Blet, bet kaip Hemsas atrodo. Jo, tai parekapint dieną, tai susitikom ir su trenerių salėje ir prasipozavom, aptarėm planus, realiai susižiūrėjom skrydžius į Maroką, kiek ten kas viskas kainuos. Gaunasi skrydžiai vienam žmogui, man atrodo, 300 pirmyn atgal, čia su bagažais, kas realiai šiaip visai nieko gaunas, man atrodo. Bet šitas toks labai sweet pasiruošimas, jeigu atvirai, taip, viskas labai ir iš tikrųjų ganėtinai sklandžiai, turėjom ten ir danties rovimą, turėjom tokių nesąmonių, bet kol kas, taip viskas smooth ir aš negaliu atsidžiaugti ir po šiandien su treneriu prasipozavom, pasižiūrėjom, viskas labai neblogai juda. Net ir tokios dalys, kaip pavyzdžiui, šikna pradeda jau pabiškai atsiradinėti skilimai, o mes turim 9 savaitės iki varžybų. Šikna yra ta vieta, kur nueina tikrai paskutinė, ten daugiausia feto laikos ir varžybose net būna, net mymas yra kultūrizmo pasaulyje, kad apie šikną visas kontestas, nes kuo labiau šredėt šikna, kuo labiau nudrašta, to tipo daugiau vos net taškų gauni ten, kad už tą kondiciją, už tą ryškumą. Šiaip smagu iš tikrųjų vėl biškai pafilmuoti. Pašnekėt prieš kamerą savo mintis, išsakyti maždaug kam mąstau, bet čia dabar toks, taip ir jaučiuos, toks šiek tiek paliegęs, nepaliegęs toks, bet nesu didžiausiai nuotaikoje, toks biškiau pavargau ir eisiu tiesiog valgyti. Taigi, turim paskutinį valgymą ir mes prisėdom į pokalbį su mano nuostabia mergina Beatriče, Besiuku. Pala, aš biškai kramtu čia su marbusu. Kramto, aš valgysiu jautieną su kiaušiniu. Šiaip su mityba, daugas galvoja, kad tai su tipo kultūriaku gyveni, tai tipo turi tu čia nieko nevalgyti ir taip toliau, bet freestylina, valgo ką nori moteris. Guacamole, čipsai, tipo sausainius. Čia ne čipsai, čia tortilijos. Bet ką, ir aš pats net nupirku, tai... Jo, jis mane storino. Vakar nupirko sausainį didelį, labai gigantišką minkštą iš Maximus. Nes aš jai nupirku, ką aš norėčiau. Ir tada prilenda taip ir sako, atsikask dabar. Čia žiūri nesveika, šiaip žiauru. Ar laukiu varžybų? Taip. Šiaip tai belengai laukiu aš. O čia yra momentas, kad žiauriai laukiu varžybų, man niešti aš jau negaliu. Aš jau ready varyt. Ne. Jau tipo, kai bus Estija, čia už tų 4 savaičių, aš jau būsiu jau cracked out ready. Bet yra momentas, jinai negalės būti Estijoje pirmose varžybos. Čia yra liūdna. Bet bus visur kitur. Dievuliu su tavo šašakute. Ko labiausiai pasilgai nepasiruošimo metu padaryti? Pasimatymų pasilgai? Pasilgau pasimatymų. Pasilgau, kai mes taip... Ką? Taip, žinai, tokie vakariukai būdavo, kur ten pasipjaustai sūriuką, aš alyvuogės, tu ne alyvuogės, ten dar kažką. Užbleizini. Baig.
vynelis koksai. Ir tada žiūri kažką. Arba kalbi. Jau. Žiūri smagu. Nusipirkti skaniai pavalgyti ir kažką važiuori teleką ar kažką savo. Smagu kartais biškai, taip padženkint. Bet nėra, kad daug liko, 9 savaitės čia pokušnis. Šiaip jo. Aš maniau, kad labai ilgiau tas laikotarpis atrodys toks, žinai, Man irgi žinau. kaip metus padalinti į kelias dalis ir tai juodasis laikotarpis, kur iškesti reikės tiesiog. Bet nėra taip. Tipo, man aišku, čia, tipo, tau. Tikrai greičiau eina. Galvoju, eis ilgai, nes, tipo, galvoju, iki kalėdų pofik, praeis, po to ten sausis, ten koks pofik, bet po to galvoju, užsitęsti. Nes šitas pasirašymas ilgesnis. Pats pirmas mano buvo, pradėjom birželio 11, baigiam spalio 20, 5 mėnesiai nebeveik, 4,5. Bet iki pirmų varžybų buvo 3 mėnesiai ir ten savaitė. Nes pirmas buvo rugsėjo 22, tai pradėjom birželio 11, rugsėjo 22 pirmas. O čia gaunas, 5 mėnesiai. Ne, ar kiek? Daugiau? Virš 5? Gruodis, sausis, vasaris, kovas, balandis ir gegužės dalis. Virš 5. Tai realiai pusę metų. Jo. Pusę metų pasirašymas. Kaip žiauru, wow. Nu. Bet gal tas ir dėl to lengviau, nes taip net nereik drožti žiauriai. Truputį. Vos po truputį taip. Čipinam su akmenuku. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot. To susitiksim neužilgo. Peace, motherfuckers. Oi,